Jeigu tu nesiruoši ateiti į mitingą balandžio 27 dieną, tuomet tu nesupranti, kas yra tikra vidinė laisvė kaip piliečio, kaip asmens, kaip individo. Dėl ko aš taip sakau? Mano istorija prasidėjo tuomet, kai aš gimiau. Aš gimiau 96 metais, kuomet mes dar vis buvome nesenai gavę priklausomybę kaip valstybė ir mano tėvai pradėjo kurti verslą medienos gamyboje. Ir tuo metu, kuomet aš augau, kuomet jie kūrė savo verslą, pas verslininkus į verslus atvažiuodavo banditai. Tie banditai buvo atėję ne iš kur kitur kaip iš valdžios, iš Seimo. Ir jie siųsdavo savo darbuotojus banditus. Patys bosai nevažiuodavo į verslus ir neprašydavo pinigų. Ir mano tėtis tiesiog jam vieną kartą sprogo kantrybė ir jis pasakė tam vienam banditui: klausyk, pasakyk savo bosui, kad jeigu jis nori atvažiuoti čia pas mane prašyti pinigų, tai jis turi pats atvažiuoti į šitą vietą. Jeigu jis nori gauti medienos, mes susitarsim, aš pabandysiu jam padėti. Aš jam duosiu medienos ir jis ją galės pats pardavinėti. Ir kai jis tai pasakė banditui, tas banditas nuvažiavęs pas savo bosą lygiai taip pat jam pasakė, kad mano tėtis žino, kas jis yra ir kas užsako tą banditą. Tas bosas tiesiog nustojo siųsti savo banditus pas mano tėtį ir tie plėšikavimai pasibaigė. Ir tai yra labai svarbi pamoka, kurią aš išmokau nuo vaikystės. Tai, kad tu turi pasakyti, tu matai, girdi ir žinai, kas yra vagis, kas yra priešas. Ir kai tu tą žinai, tu turi savo atstovėjimą. Ir tavo žodis yra labai galingas ginklas. Tavo žodis yra toks galingas, kaip žmogus tu net nesupranti, kai tu atstovi save, kokį kreditą tu kaupi danguje su savo tikėjimu. Kai tu tiki, kad tu gali, kad tu fiziškai pasirodys ir pasakysi tam priešui: klausyk, aš matau, kas vyksta. Tu esi pagautas. Pagal visuotinius, socialinius, dangaus ir žemės įstatymus, dabar nuo šios akimirkos tu esi pagautas vagis ir dabar tave mes teisiam. Jeigu tu nenori, kad tu būtum teisiamas, tu turi atsisakyti mane plėšti. Tu turi pasitraukti. Ir ta vidinė laisvė reiškia, kad tu jauti ramybę, tu jauti tikėjimą savim, nepriklausomai nuo tavo statuso, kas tu esi. Nes kiekvienas žmogus yra labai vertingas šitoj planetoj. Ir man yra labai gaila, kuomet žmonės nesupranta, dėl ko jie yra tokie vertingi. Kuomet mes nežinom, aš pati nežinau, aš 29 metus ieškojau, dėl ko aš jaučiu, kad kažkas mūsų kultūroje ne taip, dėl ko aš jaučiu, kad aš turėčiau netgi pati būti kažkur kitur. Kai aš supratau, kad tai yra manipuliacija, kuri ateina iš priešo, ne žmogus iš žmogaus, o iš priešo, kuris tave tiesiog bando visais įmanomais būdais tave sustabdyti nuo tavo, gyvenimo tikslų. Ir jis bando tave atbaidyti, tave įmesti į kokį depresiją, abejingumą, ignoravimą. Tuomet aš supratau, kad vis dėlto ta galingesnė jėga, jinai gali sutvarkyti labai daug problemų. Ir kai tu eini su ta galingesnė jėga, kiti tai vadina Dievu, tuomet tavo tie visi kreditai, kaip man susikaupė per 29 metus, jie atsiperka, tu juos pradedi išnaudoti tinkamiausiu laiku ir momentu. Ir kai tu juos pradedi išnaudoti, tu savim nebijoji, tu nemažini tokiu būdu savo to kredito danguje, tuomet tau nereikia bijoti jokio žmogaus, jokio Seimo nario, tau reikia nueiti, pasakyti jam: klausyk, čia aš matau, ką tu darai ir aš tave iššaukiu dėl šito dalyko ir aš atstoviu savo poziciją ir už manęs dar yra labai daug žmonių, kurie lygiai taip pat atstoja savo poziciją. Ir kuomet tu tai padarai, tuomet tau nereikia bijoti jokio priešo iš jokios kitos šalies ar kultūros. Pats priešas, kurį pagrindinį reikia nugalėti, jis atsitraukia. Jis išsigąsta.
ne tik, kad išsigąsta, bet jis nebegali peržengti ribos. Kad tu nebijai, kad tu neignoruoji problemos, kad tu neleidi savęs kankinti. Man labai daug iššūkių buvo gyvenime, kol aš augau. Taip atrodė, kad tas priešas, tu jo nematai, tu jo nežinai, tu nesupranti, tu esi aklas, tu nieko nematai aplinkoj, kad jis tave tiesiog tempia. Tik tu nueini didesnį žingsnį, iš karto kažkas tempia atgal. Iš karto kokios nesąmonės prasideda. Ir tuomet tu supranti, kad kažkas yra daugiau, kad tu turi daugiau ten varyti, ta prasme, tu turi daugiau tempti ir varyti. Ir ta prasme, kuomet tu pamatai, kuomet tu atsiveria akis, kuomet tu nebetampi aklu, tu supranti, dėl ko visos socialinės problemos yra. Kad tas priešas jisai yra nematomas, bet jisai yra tavo gyvenimo egzaminas, testai, kuriuos tu turi praeiti. Ir tavo buvimas kaip žmogaus, kaip pasakymas ir atstovėjimas už tave turi didžiulę galią, tavo balsas turi didžiulę galią. Jis turi didesnę galią negu tavo fizinis netgi buvimas. Tas yra reikalinga, tu turi parodyti priešui, kad tu jo nebijai. Dėl to yra svarbu būti toje vietoje, tuo metu, kada vyks mitingas. Yra svarbu išeiti į gatvę, yra svarbu prisijungti prie kitų žmonių ir palaikyti juos. Tas nekilnojamo turto mokestis yra išbandymas, tai yra testas. Ar tu turi pakankamai valios, ar tu moki atstovėti už save, ar tu leisi, kad tave spaustų. Nes tai nepasibaigs tik tai tuo vienu spaudimu. Tai bus ir toliau daroma, ir tai bus daugiau ir didės, ir didės, ir didės. Ir labai daug verslų pradeda užsidaryti dėl didelių mokesčių. Aš dar vis prisimenu, kai man buvo 20 metų, aš stoviu Maksimoje eilėje. Ir prieš mane stovi moteris. Ir jis staiga atsisuka į mane ir sako, žinai, pas mus mokesčiai per daug dideli. Ir aš taip pasižiūrėjau dešinę, pasižiūrėjau kairę, gal jį kalba su kažkuo kitu, už manęs jokio žmogaus nebuvo. Jokio šalia esančio žmogaus buvo. Sakau, jūs su manim bendraujate? Sako, taip. Sakau, dėl ko jūs man tai sakote? Nes aš tikrai nesijaučiu, kad aš turėčiau kažkokią galią ar autoritetą kažką pasakyti ar daryti. Jinai man atsakė, kad aš pati nežinau, aš tiesiog pajaučiu, kad aš turiu tai pasakyti, aš tiesiog pasakiau. Ir jinai nusisuko ir aš taip pagalvojau, tai yra vienas iš mano tų keistų nutikimų, kur tipo tas tikėjimas, jisai iš tikrųjų auga, nes tau atsiranda tokie nutikimai, supranti, ir tu net negali būti abejingu. Ir aš manau, kad ta žodžio galia, tas pasakymas, tas bendravimas, atėjimas, buvimas ir net ne tai, ką tu sakai, bet iš kur tai kyla, kad tai nekyla vien iš tavo kūno fizinio suskyšiais, tai kyla iš dvasios. Ir ta dvasios galia, ta dvasios įtaka, jinai yra galingiausias ginklas, koks tai gali būti panaudojamas prieš. Ir tai turi kiekvienas žmogus, kas tai yra svarbiausia. Ir kai tas kiekvienas žmogus susideda iš daugumas kitų žmonių, įvyksta perversmas, įvyksta revoliucija. Mes gal gaunam laisvę, bet mes tą laisvę nemokam jau 30 metų naudotis dėl to, kad mūsų niekas neišmokė, kad tikėjimas tai yra valiuta danguje. Ir kai tu tą valiutą pradedi naudotis, kaupi tą kreditą, tuomet tu gauni visai kitokias galimybės iš aplinkos. Tau pradeda sektis. Tau nukrenta daug rūpesčių, daug kovų, kurių tau nereikia kovoti, už tave tai padaro pats Dievas. Ta galingesnė jėga už tave stovinti. Tik tau reikia atlikti šitą fizinį darbą, nueiti, pasakyti, aš matau, aš žinau, kaip tu nori tai spręsti. Ir jeigu tu nemoki to spręsti, ar tu tikrai nori iš manęs vogti? Ar tu tikrai tą nori daugiau daryti? Come on. Tai yra bazinės gyvenimo pamokos, kurių mūsų niekas nemoko ir mes turim beprotiškai daug dėl tų problemų visokių socialinių,
nutikimų, kurie net neturėtų egzistuoti, jeigu mes žinotumėm, kokią mes turim galią ir mes suprastumėm, kad mes turim tą galią. Aš tiesiog noriu, kad su manimi žmonės, jeigu mane pamatysite gatvėje, pasisveikinkit, pasikalbam. Aš noriu, kad jūs per mane pamatytumėt, kokią jūs turit galią. Palaikykit vieni kitus.